Labas Giriau, šią sekmadienio popietę susitikome išgirsti tavo istoriją. Ar galėtum papasakoti, kaip taip atsitiko, kad būdamas krikščionių protestantų nusprendėjai tapti kataliku ir jau šį pavasarį buvai pakrikštytas, priėmei sakramentus? Taip, per šias Velykas šių metų buvau pakrikštytas, turėjau pirmąją komuniją bei sutvirtinimo sakramentą, o kaip viskas susidėliojo iki čia, augau tikinčiųjų šeimoje, protestantų šeimoje, tad pažinau Kristų jau nuo vaikystės, tačiau taip sąmoningai priėmiau tikėjimą prieš 3 metus, kuomet išgirdau Lauryną Jacevičių ir susipažinau su apologetika. Iki tol nežinojau, kad galima tikėjimą pagrįsti, nežinojau, kad galima turėti svarių argumentų ir kad tai nėra tik tais jausmai. Tad čia gal buvo mano lūžis, mano ieškojimo pradžia. Pradėjau domėtis apologetika, pradėjau klausytis įvairių debatų ir taip tęsiasi 2 metus, iki kol aš pradėjau jau kelti klausimus savo bažnyčiai ir vietoj, kurioje aš tuo metu buvau. Tam tikrais dalykais nesutikau, tačiau tie dalykai nebuvo pakankamai stiprus, kad aš norėčiau pakeisti bendruomenę, tuo labiau, kad pakeisti krikščionybės atšaką. Ir prieš metus vasarą turėjau pokalbį su pastorium, tos bendruomenės pastorium, ir kalbėjome apie bažnytinius dalykus, kalbėjome apie mano gyvenimą ir ką aš noriu su juo daryti. Ir tuo metu aš studijavau grafinį dizainą, bet giliai širdėje jaučiau, kad Dievas šaukia kažkur kitur, kad mane domina ne tai. Tad tas pokalbis buvo paskutinis spyris man, iš tikrųjų siekti to, ko aš noriu ir tai, kas man įdomu. Man pastorius pasakė, jog pasaulyje netrūksta grafinių dizainerių, o trūksta pastorių. Ir aš tai priėmiau tiesiogiai, man tų žodžių labai reikėjo. Ir taip atsivėrė duris, kitos duris ieškojime, nes iki toliai ieškojau pagrindų krikščionybei. Nuo tada ieškojau teologinių pagrindų, ieškojau teologinių tiesų. Tad sužinojus, kad man reikės studijuoti teologiją kažkur ne Lietuvoje, nes protestantų teologijos studijų Lietuvoje beveik nėra, tad pradėjau klausinėti, kur aš galiu studijuoti, kokios yra galimybės. Iškart susidūriau su ta problema, kad įvairūs universitetai moko įvairios teologijos, vieni liuteronų teologiją, kiti reformatų, kiti presbiterionų ir aš nežinau, kurią pasirinkti. Bet supratau, jog jeigu aš būsiu pastorius ir jeigu aš kalbėsiu žodžius, kalbėsiu pamokslus, tai keis žmonių gyvenimus. Tad žinodamas, kokią aš atsakomybę turėsiu ir kad mano žodžiai iš tikrųjų keis žmonių poelgius, aš pradėjau domėtis, pradėjau skaityti, pradėjau žiūrėti ir pradėjau klausyti, kadangi pasiūlymų buvo įvairių ir tada visas posūkis ir vyko mano gyvenime. Iš tikrųjų, katalikų bažnyčia niekada manęs nežavėjo, apart savo architektūros. Man nebuvo priimtinos jos dogmos, mokymas ir kitos religinės praktikos. Tad negaliu pasakyti, kad pradėjus domėtis tais dalykais mane katalikai sužavėjo, bet iš tikrųjų atvirkščiai aš turėjau stiprius protestantiškus įsitikinimus, už kuriuos aršiai kovojau arba, sakykime, gyniau kitų žmonių akivaizdoj, ypatingai diskutuojant su katalikais arba kitais draugais. Tai jaučiausi šiek tiek liuteris, jisai man buvo didelė inspiracija, didelis pavyzdys, tad stengiausi ginti tiesas taip kaip jis, bet žiūrint įvairiausius debatus, bendraujant su žmonėmis, kurie tuos dalykus nusimano geriau, man vienas po kito protestantų įsitikinimas pradėjo griūti. Turėjau porą, sakykime, stulpų, kurie mane laikė mano tikėjimą ir aš tiesiog mačiau, kad jie vienas po kito byra. Ir mane tai
šiek tiek šokiravo ir tada aš susimąsčiau, jeigu aš negaliu būti protestantas, jeigu tai, kuo aš tikėjau, nėra tiesa, tai kas tada lieka, kokia tiesa lieka. Ir tada kažkaip sąmoningai pasitraukiau save į tokią poziciją, tokios trečios šalies, kad aš esu nei protestantas, nei katalikas, nei ortodoksas, kad aš esu tiesiog žmogus, kuris pažino Kristų ir dabar nori prisijungti prie bendruomenės. Tad taip ir buvo. Pasitraukus protestantizmui iš mano akiračio, sakykim, man atsivėrė du keliai. Katalikai ir ortodoksai. Tikinėjau su žmonėmis, kurie perėjo ir iš protestantų bažnyčios į katalikų, iš katalikų į protestantų. Buvau kalbėjęs net su vienu ortodoksu. Ir bandžiau susidaryti tokį didesnį vaizdą, kas yra bažnyčia, iš kur jinai ateina, kaip jinai gyvavo, kaip jinai išsiskyrė, kaip jinai yra sužalota, bet kaip jinai yra ir šventa. Tad tos paieškos toliau tęsiasi, bet negaliu sakyti, kad buvau toksai nusiminęs, kad aš nebetikiu protestantų įsitikinimais, kaip tik jaučiau, kad pradedu apčiuopti kažką tikro, kažką, kas buvo paslėpta nuo manęs, ypatingai apie katalikus, nes apie juos turėjau susidaręs nuomonę ir turėjau daug iliuzijų, kurios dabar žiūrint buvo tiesiog melas pasėtas, bandant pašiepti, paniekinti ir kažkaip pažeminti katalikų bažnyčią. Tad mane tas šokiravo, aš tiesiog jaučiausi, lyg buvo paslėptas lobis, kaip Evangelijų rašo, kad tiesiog aš radau tą skrynę žemėj, viską pardaviau, kad nusipirkti tą žemę ir atkasti tą lobį. Ir kai aš galvojau, kad aš jau radau visą lobį, aš supratau, kad aš tik tais mačiau trupinėlius aukso, kurie yra prie skrynios, o ta skrynia tik pradėjo vertis. Ir taip viskas rituliojasi. Diena po dienos vis labiau mano manymu artėjau prie tiesos, kol galiausiai aš tiesiog turėjau padaryti sprendimą. Tai tą sprendimą dariau su dideliu tikėjimu Kristumi ir gal, sakykime, iš troškimo sekti Kristumi, nes jis Evangelijose yra pažadėjęs, jog kas paliks šeimas, vaikus ir visą kitą dėl manęs gaus šimteriopai. Tai aš kažkaip taip ir jaučiausi. Aš nebijojau prarast dalykų, kurie yra žemiški. Žinoma, aš nenaikinau nei santykių, nei ryšių, kuriuos turėjau, bet aš pradėjau daryti žingsnius link Kristaus ir aš tiesiog mačiau, kad jis mane ten veda. Ir viso to laikotarpio metu noriu pridėti, kad aš meldžiausi Dievui, kad jis vestų, nes aš žinau, kad jeigu aš padarysiu sprendimą, jis bus blogas, jis bus neteisingas, jis bus galbūt net iš kažkiek mano puikybės arba noro būti teisiu, bet aš tiesiog norėjau eiti ten, kur jis yra. Ir jis mane vedė į tą bažnyčią. Tad darant tuos žingsnius, tai buvo tam tikri tiltai, sakykime, sugriauti, bet galiu pasakyti, kad Dievas laimino, kad jis savo pažadus tesėjo, jis mane aprūpino draugais, aprūpino žmonėmis, aprūpino kunigais. Tam tikra sielovada, kadangi aš jaučiausi kaip tokia avis, kuri buvo pasiklydus. Ir Jėzus, naudodamas kitus žmonės, kaip lazdą mane bandė ir traukė atgal į būrį avių, prie tų 99 avių. Tai va, tai aš kažkaip buvau apsidžiaugęs, atrodo, lyg antrą kartą įtikėjęs, atrodo, lyg antrą kartą Kristų pažinęs. Atrodo, aš jį žinojau, aš jį mačiau, bet dabar aš jį apčiuopt galėjau, aš galėjau jį paliesti, aš galėjau dalyvauti mišiose, aš galėjau iš tikrųjų Kristaus kūną gauti. Tuo metu dar negalėjau, bet bent jau galėjau žiūrėti, kaip kiti mėgaujasi geriausių valgiušių žemėj. Tai va, tai čia iš tikrųjų taip neišsiplečiam per daug, sutrumpintai metų kelionė, nes ta kelionė vedė ir per sutvirtinimo kursus, kuomet ruošiausi visiems 3 sakramentams.
vedė per visokius pamąstymus, per visokius ir reflektavimus, kadangi tai buvo ir yra didelis žingsnis pakeisti bendruomenę, pakeisti atšaką. Tai be abejo aš nebuvau bejausmis, aš jaučiau, kad ir pasilgstu ir tų žmonių, ir tos aplinkos, ir tų veiklų, bet aš tiesiog pasitikėjau Dievu, aš žinojau, kad jis veda kažkur, kur yra dar geriau. Čia taip išsireiškiau, lyg ten yra blogiau, ten nebuvo blogiau, tiesiog kaip vienas mano draugas sakė, kad tenais aš tik skaičiau meniu, o dabar jau užsisakiau, kas buvo ant to meniu ir galėjau tuo mėgautis. Ir galiausiai galėjau atsiklaupti ir priimti Kristaus kūną pirmą kartą tikrą Kristaus kūną, kurio tiek metų ieškojau ir troškau. Gal galėtum įvardinti vieną ar kelis dalykus, kurie tau buvo tokie gal didžiausi stabdžiai, didžiausias kliūtis, kurias reikėjo perlipti, kad žengti tą žingsnį? Aš pradėsiu nuo dalyko, kurį man reikėjo neįveikti, o kurio aš norėjau. Gal, sakykime, pirmas teologinis dalykas, kurį aš atsižvelgiau pas katalikus, tai yra Eucharistija. Jau net būdamas protestantų, aš skaitydamas Jono Evangeliją, aš tiesiog žinojau, kad tai yra tikrai jo kūnas ir aš tą labai rimtai akcentavau savo širdyje. Tai čia buvo gal vienas iš pirmų teologinių dalykų, kurie kaip tik mane traukė į katalikų bažnyčią. Bet tada, žinoma, kaip ir tu sakai, aš susidūriau su iššūkiais ir neatitikimais mano tuometinė nuomonė. Tai žinoma, kad tai turėjo būti mergelė Marija. Žinoma, buvo ir popiežius, šventieji. Atrodo, tiek daug dalykų man buvo nesuprantama ir ypatingai nepasiekiama, nes aš kaip išdidus protestantas žiūrėjau į Dievo žodį ir aš daugumos dalykų neradau. Ir kai pradėjau skaityti bažnyčios tėvus ir klausytis jų, aš mačiau, kad daug dalykų aš tiesiog nesupratau apie Mariją ir apie popiežių. Gal popiežius buvo jau paskutinė dilema mano, gal pirmoji buvo Marija, bet kai pradėjau suprasti, kas jinai yra, iš tikrųjų gal pridėsiu, kad prieš Mariją buvo krikštas. Krikštas buvo didelė dalis ir aš sutikau su katalikų bažnyčia, aš buvau toksai geras, aš pagaliau supratau, kas yra krikštas, ką jisai duoda, ar reikia krikšto, ar nereikia. Ir taip dėliojasi. Ir dėliojasi kitų dalykų, kuriuo aš dabar neprisimenu, bet paveikslas tapėsi taip, lyg man nebereikėjo žinoti atsakymų į visus dalykus, nes aš žinau, kad jie yra. Aš tą patyriau su kitais klausimais, kuriuos kėliau, kur aš buvau įsitikinęs, kad man neatsakys, man atsakydavo taip gerai, kad po to aš net buvau šiek tiek sustabdytas arba sulėtėjau klausiu tos klausimus, nes aš mačiau, kad tiesiog yra atsakymai, tau tai reikia pasidomėti arba tau tai reikia skirti tam laiko, pažinti, išgirsti, apgalvoti ir tada prieiti prie išvados, ar tu sutinki ar nesutinki. Tai sakyčiau, krikštas buvo vienas iš tų dalykų. Marija, nepasakyčiau, kad dabar jau viskas aišku, bet aiškėja ir aš žinau, kad yra to atsakymų. Aš neskubu, aš mėgaujuosi tuo ir aš matau, kad kartais būna jau visko tiek žinai, kad jau net nesidžiaugi tuo, ką žinai, arba nebevertini to. Dėl to aš kažkaip judu iš lėto ir priemu tai, ką dabar Dievas duoda ir pasidžiaugiu tuo ir tą išgyvenu ir tada einu prie kitų klausimų. Tai buvo ir su popiežium klausimas. Tai čia jau kai jau svarsčiau tarp ortodoksų ir katalikų bažnyčios, tai nes tenai tas klausimas taip pat karštas yra, bet jis irgi buvo atsakytas. Ir per visą tą laiką aš jaučiau, kad, sakykime, per visus tos klausimus ir atsakymus Dievas mane vedė į nuolankumą. Kad nenoriu sakyti, kad protestantai yra išdidūs. Aš manau, kad visi mes išdidūs ir toj pusėje tos nuodėmės yra daug. Tačiau mano širdyje asmeniškai buvo daug to, o aš to net nežinojau. Ir aš mačiau, kad
aš išgirstu dalykus ir reikėdavo nuolankumo priimti, kad tai yra tiesa. Priimti, kad aš klydau ir kad aš nesu visažinis ir kad aš negeriausiai žinau šios temos. Tai reikėjo nuolankumo ir ypatingai reikėjo nuolankumo pasirinkti šį kelią, nes jaučiau, kad jeigu aš tiesiog išgirdęs visus šitus atsakymus ir tiesiog pažinęs tiesą, kuri mane daro laisvą, aš būčiau neleidęs tai laisviai vyrauti ir būčiau uždaręs save. Ir manau, kad galbūt tai būtų dar labiau kenkę man, nes tu jauti, kad Dievas šaukia tave, jis šaukia į paklusnumą, o tu nenori paklusti. Ir aš tiesiog jaučiu, kad aš turiu paklusti. Tiesiog čia yra mokinystės dalis, siekimas Kristum, taip kaip jis pakluso tėvui, kaip jis meldėsi sode, kad ta taurė jį aplenktų, bet jis vis tiek paėmė ir nešė tą kryžių. Tai aš kažkaip jaučiau, kad ir man reikia paimti tą kryžių, tiesos kryžių. Galbūt čia blogas terminas, nes tiesa į laisvę neša. Kryžius irgi yra iš tikrųjų rodiklė į laisvę. Tai susidūriau su tais iššūkiais. Marija popiežius, sakyčiau, buvo didžiausi, bet jie buvo atsakyti ir tada man reikėjo atsiliepti kvietimą paklūsti ar nepaklūsti. Ar turėtum kažkokį vieną dalyką pasakyti galbūt žmonėm, kurie susiduria su panašiais klausimais, kaip ir tu turėjai, arba šiaip su žmonėmis, kurie ieško prasmės, ieško galbūt Dievo, kažkoks galbūt vienas toks palinkėjimas? Aš palinkėčiau nebijoti duoti klausimo, nes tiesa nebijo klausimų. Tiesa nesikeičianti ir jinai visada turės atsakymą. Ir nebijoti klausti ir nebijoti atsakymų. Prisiminti, kad Dievas mus myli, kad jis mus veda. Jis nesitikė iš mūsų visko žinoti. Tad tiesiog pasitikėti viešpačiu, pasitikėti, kad jis išves ir nebijoti daryti žingsnių, nes nebūtinai paskaičius arba atradus tos atsakymus tavo nuomonė pasikeis. Bet aš linkėčiau būti atviru, išgirsti ir priimti. Ir kad ir kokią išvadą pats padarysi, nes Dievas duoda laisvę tam, ją rinktis ir už ją kovoti. Čia yra įrodymai. Sakiau, Tai nepamesi.